O apie Strazelį, kaip situacija? Tu labai seniai, tarp kitko, buvo užsiminęs apie Strazelio galimybės. Ateiti į Žalgirį. Tu pasakei tą dar prieš tai, kol prasidėjo viešos kalbos, tai kad pratylėjai iki pat dabar. Išlindo šitas per prancūzus, man atrodo. Tavo. Tai situacija tokia, kad, žinai, vėl, jisai turi kontraktą su Monako iki 29 metų. Ir esminis klausimas yra, kas bus su Monako, kaip ir Donatas sakė prieš tai. Tai, kad Žalgiris domisi, renkasi informaciją, faktas. Ir tas darbas ir susidomėjimas net gal yra kaip toks pasistumėjęs, nes, tikrai rimtas, atrodo, krepšininkas su geru potencialu. Ir jisai teoriškai ir dėrėtų toks savotiškas Sisko, kuris atvažiavo iš Bayerno, ne, ir toks... Bet jis dar mažesnis už Sisko, ne? Vaikiškas toks... 1,84. Tai iš vis mažiukas labai. Aš nežinau, kiek jis dėrėtų. Jis man dėrėtų, jeigu būtų toks kaip Sisko ir dar Strazelis, nes Strazelis yra labiau gynybinis. Aš matau, kaip jis serijos Olimpiakos su Trajakos meta, 1/11. Tai turėti jį ir Gosą man... Turėjau menį, kad, žinai, baisu. jisai labai tinka prie Goso tuo atveju, kad Gosas pasitarnautų Strazelio atvykimui. Gosas yra tas žmogus dabar Žalgiryje, vienas iš tų legionierių, kurio balsas yra garsiausias, daugiausiai patyręs žmogus ir galėtų patramdyti tą Strazelį, kuris yra Monake. Mes matom, koks jis yra kartais nurautas momentais ir čia Gosas gali pasitarnauti. Ir Žalgiris, man atrodo, kad mato visai gerai tą mentorystę iš Goso pusės atvažiavimui į Strazelį. Okay. Aš manau, kad jis gali būti tikrai geras žaidėjas ir jis šiaip yra labai augantis krepšininkas. Realiai jau pernai Eurobaskete Strazelis, aš tik neatsimenu, ar žaidė pačiame Eurobaskete ar pasiruošime, bet jis buvo labai svarbus žaidėjas Prancūzijos rinktinėje. Realiai suvažiavo visi Maledonai, Sisko, realiai Strazelis buvo pagrindinis žaidėjas, su juo atrodė geriausiai Prancūzijos rinktinė. Jam dar tik tais 23 metai, bus 24. Šalia visų tų vilkų ir žvėrių, kaip Jamesas, Okobo, Jordanas Lloydas, prieš tai Kemba, Strazelis atrodė kaip ten toks 5 gynėjukas, bet po truputį tarp tų visų veikėjų išsikovojo savo rolę. Ir nepaskesti tarp tokių vilkų, mes matom Giedraičio pavyzdžiui, Sirvydžio, Įgy pavyzdį, kur net tokių vilkų nėra, jau paskesta. Užtenka Goso ir Sisko paskesti, ne? Tu nepaskesti tarp tokių starų. Ir čia šiaip pasako šį beitą apie tave. Ir kai Jamesas buvo traumuotas, jis labai tempė Monaką, jisgi prieš Olimpiakosą pergalingą metimą, man atrodo, buvo įmetęs, jis turėjo puikią atkarpą su puikia statistika. Tai yra akivaizdu, kad žaidėjas, kuris yra ant iššovimo ribos. Bet žaidimo stiliumi skiriasi nuo Sisko. Strazelis yra labiau nuo gynybos, įžaidėjavimo, gali užsiaus puolime, bet labiau verštis galbūt. Toks šiek tiek Goso variantas ir aš to bijau. Du žaidėjai, kurie gali daužyti lanką iš tritaškio ir neturi tokio puolimo potencialo, kokio turėjo Sisko. Gerai. Lietuvybės, pavyzdžiui, sumažinam Kaune nuimdami Dovį ir Sirvydį, ane? Bet padidinam pasimdami Joną Valančiūną vietoj Moses Raito. Tai įsivaizduokim, kad čia jau lyginam situaciją, ne šiek tiek. Kaip tu žiūrėtum į tai? Strazelis, ane? Sudaro su Gosu į žaidėjų grandį ir Justin Robinson daro. Jeigu Strazelis netvažiuoja į Sisko vietą su lūkesčiais, kad aš būsiu kaip Sisko, jeigu net važiuoja. Man jis tinka, aš net vietoj Modolo jį norėčiau matyti komandų. Aš man tik va čia keista, tada, žinai, jeigu Modolo lieka, kam tada Strazelis? Jo. Va čia tada turi modeliuoti šitą reikalą. Ir vėl toks, žinai, turi vėl gerai įsivertinti, ar Strazelis tikrai tau duos daugiau nei duotų Modolo antrą sezoną. Ir, žinai, ta Žalgirio ir ypatingai kitų komandų Lietuvos irgi, kad mes labai greitai išdraskom tą brandolį, kuris atrodo lipdos, jau visi nebeįdomu, atsibodo, apsiuosta tos kampus po vieno sezono, prametėm, kad ir vidutinis sezonas, davai dar vieną duokim. Tai to tęstinumą šiek tiek norėtųsi, plus tu tokį gali išlaikyti tikrai ir matei tos jo blikstelėjimus ir gali išlaikyti vien dėl to, kad, žinai, jisai nebus labai geidžiamas kažkieno, nebent gali visą laiką turbūt grįžti į Bayerną. Ir jį, matai, vertina laiminčios komandos, nes jos mato Lo kaip antrą arba iš vis trečią žaidėją su jo patirtim, su jo ramybė, jie matė, ką jis gali duoti nuo suolo kildamas Vokietijos rinktiniai. Tokie dideli klubai norėtų jo turėti kaip atsarginio krepšinko savo gynėjų rotacijų, 4-5 žmogaus. Tai va tokie gali pasimti tokį kaip Modolo. Aišku, žinai, jo šitą seriją nepaverčia tam blogesnių, bet Žalgiris turbūt, aišku, nori daugiau kaip vaizdu iš jo, tik tai, žinai, bendram kontekste šitą seriją tiesiog turbūt toks vienas atvejis. Čia darom pauzę, gerokai daugiau nei 2 valandos turinio. Šiandien tie gauna BN pliusai, o turinys, kai tu šalia savęs turi ir Luką Malinauską, ir Donatą Urbaną, jau garantuotai, kad yra stiprus. Ir Žalgirio kontraktai, ir skaičiukai, ir Sisko išpirko sumos, ir Ryto kontraktai, ir galbūt galimi mąstymai apie Margorą, Dzosų grįžimą, Lukošiaus, Brunkė situaciją su skaičiais. Čia irgi šiek tiek pasimėtėm, tai buvo visai įdomu. Aišku, pažvengta, pakrizenta, vėl aptarti Janakopulos Bairiai,
vėl nueita ir į senus prisiminimus ir netgi, aišku, ir į visiškas nesąmonės už krepšinio ribų. Bet, aišku, krepšinėje mes likom. Tema apie Joną Valančiūną aptarta labai išsamei, netgi palygintas jis buvo ir su kitais Eurolygos krepšininkais, už ir prieš ir nuomonių skirtingų. Tai man atrodo, kad pirmadieniui po ilgojo savaitgalio čia buvo mega podcastas. Jeigu norite jį visą girdėti, tapkite mūsų BN Pliusais ir, aišku, nepamirškit prenumeruoti mūsų YouTube kanalo. Ir like paspausti. Taip padėsit mus geriau pristatyti YouTube algoritmams.